Kalnas nemažas, panašu, šį rytą iššūkiai laukia, nes vienaip ar kitaip reikia atsidurti kitoje pusėje. Nežinau, ar čia jaučiasi mastelis dabar, bet galimai bus ką veiks. Another side, yeah? Okay. Is the quality good? Slėgio susireguliavimas keičiantis dangai yra svarbus dalykas. Padanga minkštesnė, patogiau važiuoja, išvažiavus ant asfalto, vėl reikia kažkiek tai kietumo, tai čia tokia nuolatinė dienos procedūra. Kaip ir įprastai gyvenime, tai reikia pradėti. Akmenų kiekis važiavimo nelengvina, tačiau šiuo atveju lengvų kelių neieško. Nu kaip, Jurgi, keliukas, kaip važiuojasi? Super, siela džiaugiasi, vaizdai, nėra žodžių, tiesiog fantastika. Kalno viršūnė pradžioje visuomet atrodo aukštai ir toli, tačiau ją pasiekus automatiškai galvoje sukasi klausimas, kur kelias nuves leidžiantis žemyn. Ir štai kiek netikėtai, kelis kilometrus maršrutas veda netgi paplūdimį. Pasirodo, keliaujant Graikijoje ir taip gali nutikti. Aišku viena, prasidėjo lygumus. Aukštai į kalnus kol kas kilti nebeteks. Vaizdai sultingesni vieni už kitus. Jau alsuoja Graikijos etapo pabaiga. Nuo Atėnų iki Janinos miesto nuvažiavome 940 km. Taigi Graikijos etapas įveiktas. Tačiau tai tik įžanga ilgame Europos vertikalė bekelė projekte. Albanijoje jau ranka pasiekiama, vos už 50 km. O ten bekelė rašys naujas taisyklės. Iki susitikimo kitoje sienos pusėje.